Prieš keletą dienų po atostogų šiltuose kraštuose Kristina Brazauskienė grįžo pailsėjusi ir šiek tiek atsigavusi po vyro prezidento Algirdo Mykolo Brazausko mirties. Neskaitysiu piktų komentarų, nesileisiu į diskusijas, tiesiog gyvensiu savo gyvenimą ir tęsiu vyro pradėtus darbus. Svečioje šalyje savo pasižadėjo Kristina. Tačiau ji nenujautė, jog savo mintis jai teks įgyvendinti labai greitai. Vos tik grįžusi į Lietuvą ir paėmusi į rankas didžiausio šalies dienraštį, Kristina Brazauskienė perskaitė istoriją, kuri ją sujaudino iki širdies gelmių. Sudrebino taip, kad jau po kelių valandų prezidento žmona pati stovėjo Kaišiadorių rajone, Karpučio kaime gyvenančio šeimos kieme ir gelbėjo į baisią nelaimę patekusią visiškai svetimą moterį, 10 vaikų mamą Ritą Degutienę. Tas straipsnis parašytas, ją labai sujaudino. Nes tokia situacija, kada yra asociali šeima, kada viskas yra prageriama, užstatoma galų gale, neprižiūrima buitis ir vaikai ir visa kita, alkoholizmas, muštynės, tai yra viena, bet kada tu visą gyvenimą kabinėsi gyvenimą ir kada visą gyvenimą tu duodi, nieko nereikalaudama atgal. Ir ateina žmogus, kuris ištiesia ranką. Tai yra jausmas neapsakomas. Beveik 30 metų drauge esantis Jonas ir Rita Degučiai – šeima, kurią Lietuva tikrai galėtų didžiuotis. Prieš 2 dešimtmečius įsikūrė, štai šiame kaime jiedu statė namus, plėtojo verslą ir augino vaikus. Net 10 atžalų pagimdė Rita. Ir sunku patikėti, iš valstybės Degučiai nė karto neprašė nė menkiausios pašalpos. Darbo užteko. Patikėkit manim. Laiko nebuvo. Ir kad dažnai, kai paklausė, kiek man metų, aš sakau, aš neturiu kada net savo metų skaičiuoti, nes aš pastoviai neturiu laiko. Kas liečia materialinę pusę, buvo aprūpinti vaikai pilnai. Tiek mes, tiek mes su vyru, tiek vaikai. Nu, manau, jeigu sugebėdavom išleisti į užsienį stovyklas, tai manau, kad ir įsivežti į Izraelį, pamatyti užsienį. Na, sakau, kad vaikai mano nenuskriausti. Vertėmės per galvą, dirbome ir dieną ir naktį, pamiršome save, tačiau iš šalies pagalbos niekada nesulaukėme, sako Rita. Nors yra apdovanota už nuopelnus Lietuvai, ši moteris nesijautė esanti kažkuo ypatinga. Tiesiog gyveno tvarkingai, dorai, sąžiningai. Nors neturėjo didelių turtų, meilės Degučių namuose visada užteko, o 4 sūnums ir 6 dukroms netrūko nieko, ką turi kitų šeimų vaikai. Vaikų poreikiams, maistui maždaug taip 2000 litų. Nes aš turiu patenkinti vaikų poreikius, nes vaikas, kad protingas užaugtų, aš jam turiu leisti sportuoti, aš jam turiu leisti lankyti treniruotės, užsiėmimus papildomus, aš jam turiu leisti. Tačiau ne tik 10 savo atžalų rūpinosi Jonas ir Rita. Kai tik galėjo, rėmė sporto varžybas įvairias šventes. Turėdami verslą, 14 metų sąžiningai mokėjo visus mokesčius. Ir jokių nuolaidų, išlygų ar lengvatų nereikalavo. Tiesa, valstybės tarnautojų abejingumą ir netgi panieką Ritai Degutieniai teko patirti ne kartą. Bet nurijusi karčią piliulę, savo darbus jį sąžiningai dirbo toliau. Antstoliai, bankrotas, turto išpardavimas. Tokių dalykų moteris nebūtų susapnavusi net ir baisiausiuose košmaruose. Tačiau prieš keletą dienų išgirdusi istoriją, kurią Ritai teko patirti, Kristina Brazauskienė negalėjo patikėti, kad visa tai įvyko mūsų Lietuvoje.